Tai sveikinimai Rosita su pergale. Pirma rungtynių pusė labai lygi, ką pakeitėt antroji, kad ėjot ir nuėjot kiaurai. Na, visų pirma, dėkui sveikinimus. Pirmoji gal rungtynių pusėje buvom tokios nelabai susikoncentravę, gal biškai išėjom į savo ritmo, tačiau visos rūbiniai susikaupėm, pasakėm, kad galim tikrai geriau, reikėjo išpildyti trenerės nurodymus, susikaupėm, gynybą pagerinom ir ta antra pusė tikrai buvo gražesnė. Mačiau, kad buvai įsivėlus ir kontaktą su žiūrovais. Kas ten įvyko rungtynių metu? Na, nežinau, gal bandė iš kantrybės išvest ar ką, bet atsakiau irgi tuo pačiu, nes nežinau. Bet šiaip bandė gal sutrukdyti metimus baudų ar ką, bet šiaip nelabai pavyko. Kiek pačiai komandai reiškia šita principinė pergalė prieš Žalgirį? Manau labai daug, nes kiekvienais metais atkrintamosiose susitinkam su Žalgiriu ir esam tikrai labai skaudžiai nukentėję ties tuo, tai visą laiką norisi atsikeršyti ir parodyti, kad ir mes galim.